Laiptai kaip iš apokalipsės, va. Medžiai. Medžiai, šakos, rangosi. Džiau pas padangų gydytoją. Labą rytą. Šiandien mes jau Sicilijoje ir šiandien mes esam triukšminga mieste, ne gamtoj. Kadangi vakar persikėlėm į Siciliją, tai nusprendėm miestelį praleisti naktį ir bėdos kelyje, bėdos su padangom, tai važiuosim pas meistriuką, reikia šliaupą vieną, gal padangytę, nu ir apsiprekinsim. Ričardas susimontavo padangą, tai žiūrėsim, ar sėkmingai biškį pavažiuosim, ar reikės pagalbos, nu ir kažkaip ir toliausimės, o paskui planas dabar važiuosim aplink Siciliją pakrantėm, tai labas rytas, Ričardai. Labas rytas. Ir ką mes čia dabar turime? Mes šiandieną turime įspūdingą progą. Stasys švenčia gimtadienį, nežinau kelintą. Tai va sveikinam jį su gimtadieniu. Linkim gerų kelionių, gerų įspūdžių, adrenalino ir kad visus svajonės išsipildytų. Nu tai ačiū. Nulikau apšalęs. Tiek daug linkėjimų iš vieno žmogaus, nu tai čia jau sukaupu. Ir čia mes turim irgi iš viešbutuko gavom tokius vaučeriukus. Vaučeriukus atėjom į kavinę, sakė, čia pusryčiai mūsų. O kaviniai paaiškino, kad šitie pusryčiai vienas vaučeris 3 euriukus dengia. Bet kai pamatėm, kaip čia viskas prabangiai, tai supratom, kad čia net kava su pyragaičiu neišeis už viešbučio sąskaitą. Bet mes norim biškį rimčiau papusryčiau. Tai kad iš savų. Taip, kad va, salotėlės, iš jų jau. Ne, viskas reikia. Salotos, bet aišku vakarykštės, biškį viršus pažiūvės. Tau su nuolda bus 5%. Gerai, skanaus, jo. Atvažiavom į parduotuvėlę, nusipirkom šliaupą. Nu į viską jie čia turi, remontuoja. Turi visokių detalių, remontuoja dviračius. Visai neblogai. Ričardai, jau maudėte šiandieną? Taip. Po dušu? Po dušu nesiskaito aš apie šitą žydrą vandenuką. Šiandien praleisim. Ne, nu tai rytinį praleidom, bet tai pietinį tai negalima. Taip. Ir vakarinis bus. Nu, lietuviai. Lietuviai, turistai. Let's go! Ahoj! Braškės, trešnės visai neblogos. Arbūzo kilogramas 2,80, vienas gabalas 4 kilogramai. Tai paprašym, kad pusę atpjautų. Čia jam reikia mokėti grinais, kaip suprantu, ne? Nežinau.
pomidorai, dauriukai, nu, nėra labai pigiai. Atvažiavom prie jūros, įsimaudytis. Buongiorno! Buongiorno, pagaliau pigiau biški braškių. 2 euro. 2 eurini? Ja. Come siamo, bellezza? Oggi libero. Tutto bene? Diciamo di sì, dai, no. Pensavo non ci fossi qua. A 2 giorni ho iniziato. Sono iniziato a ciliegie. Grazie. Šiandien pas mus pietum arbūzas ir braškės. Pala. Braškikės. Iš vietinio... Ir arbūzas. Šiandien raudonai valpietaujam. Apenino by Tour. Buongiorno! Ciao! Nu ką, ir vėl bėdos kelyje. Vėl ta pati padanga. Ir iš ryto mes pakeitėm kamerą, bet neradom bėdos. Tai ta bėda pasivijo dabar mumis už 500 km. Ieškom remonto dirbtuvių čia. Yra už 3 km. Nu ir už 2 valandų turėtų atsidaryti. Tai važiuosim kažkur, eisim kavikės atsigerti ir bandysim remontuoti. O prie kavos jau saldumynų pasirinkimas bele koks. Ar ledų įmų? Ne, ledų aš ne, tu gali imti. Davai ledų. Žiūrėk, Gerai ledų. A ne? Gerai. Ice cream. Su pistacijom nori ar su tais? Kokį nori? Ką? Stacchio e ciuri. Pistacija. Stacchio e ciuri. Čiuri, kas tai? Ir ta. Lui, ciuri e pistacchio. Jo. Kiek čia vertėjų turim? Jau kai nusprendžiau, kad ledų nevalgysiu, kolega vis tik įsiūlė ledų. È un'amica. Nu, ledai tai labai skanu. Ne, matysim, bet kadangi dabar dar greit nereikės važiuoti, tai galiu pasilepinti biškiuką. Ričardai, kaip ledai? Skanesnių nesuvalgęs. Apie kitus dalykus neklausiau. Te lo dico, tu vuoi che io continui? Nes žaibai gali pradėti eiti šonus. Ne žaibai. Va, stovi žirgas. Einam dabar gatvelėm, ta gatvelė tęsias, aš nežinau, gal 20 km mažiausiai tokia, vienas miestas baigęs, kitas ta gatvė nesibaigia. Nu, daug visokių pastatų, apleistų, nu, bet šitas tai įdomus, turi parodyti jums. Tai tų apleistų visai nemažai yra. Tai čia ir šitas, bet kas įdomiausia, kad viduj palmė auga. Tuoj mašinos baigsis, einam į kitą kelio pusę. Tai va ir šitas pastatukas apleistas. Ir šitas, nudiržai iš šono. O čia baisinė palmė. Baisinė palmė į viršų. Laiptai kaip iš apokalipsės, va, medžiai. Medžiai, šakos, rangosi. Nu, bandykim palipti kas čia. Ohoho, keliai. Ohoho. Nu, bandom įlysti, pažiūrėti. O, kokie pišinukai yra buvę. Ohoho. Nu, duris netikėtai atsidarė. Pabandom įeiti.
Einu įgriūsiu ją pačią. Šviesa. Bus užapvarintas tokias įdomus pastatas. Oho. Kokios meilės scenas. Baisu neįgriūti į apačią. Na, čia terasa. Sodas va. Nu, ir grindys tikrai va. Kaip ir sakiau, galima įgriūti. Viskas, reikia į lauko, aš čia į pirmą aukštą nepapoliau. Paukščiai šneka. Kai čia tualetas. Kažkas čia skraido. Kaip čia beveik išeiti. Nu, šitas pastatas vaiduoklis vidury miesto. Gražiai žydi. Nu, kas čia? Ohoho. Bačka. Čia vyno laikė. Geras. Eina savo. Nu, čia tų bačkų bele kiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu, čia geras. Kėdžių, langinių. Nu ir vyną pabelskim. Tuščia. Šitą irgi. Tuščia. Tai čia vyną spausdavo. Čia va vynogės dėdavo, mildydavo. Spėjau. Viena patalpėlė, kita patalpėlė. Langai. Čia neždavo vynogės. O, geras. Nu, įdomus pastatas. Čia tų pastatukų nemažai apleistų. Ir bažnyčia matosi jau seniai apleista. Įdomu, ar į ją būtų galima papulti, ar ne. Vartai pagrindiniai uždaryti. Vila Certon. Krūva apleistų namų. 1914 pastatytas. 1930. Atvažiavo pas padangų gydytoją. Dviračių gydytoją. Nu tai kažkaip labai ant smūgio tiesiog pakeitė kamerą. Pripūtė, paėmė 4 siauriukus, bandymą šnekėtis, kad gal reikia padangą keisti, tvarkyti, žiūrėti, sako, įkišau ranką, pažiūrėjau, viskas gerai. Tai žiūrėsim, kiek to profesionalo pagalba kelyje bus veiksminga. Bijom, kad jisai nerado bėdos ir tiesiog pakeitė kamerą, tai ta bėda gali vėl išlysti už kažkiek kilometrą. Nu ką, kelionė tęsiasi. Na, mums raudonai negalioja. Mes per maži. Važiuojam palei jūrą, galvojam, kur čia įsikurti, nakvyniai. Nu ir tokį gyvatą užmatėm. Eina savo. Nu, dviratininkai visur pravara. Per visus draudžiamus ženklus, per visas plytas,
Smagiausiai keliauti dviratuku. Kliudžiau. Ne. Pagavau kablį. Tai ką čilini? Atostogauji. Sakėm, važiuosim, vargsim. Aplink visą Siciliją, tu čia atostogauji. Tokia pilė apleida. Šalia jūras. Kiaurai šveit. Ieškom vietos palapiniai. Esam prie jūras. Nu, kaip saka Lietuvoj, pas mumis draugiška aplinka. Nu, tai pas mumis irgi va, draugiška aplinka. Tai daug visokių augaliukų, visi su spigliais. Visi krūmai tuos spiglius, kaktusai. Viskas durė, viskas kanda, tai mūsų va tokia draugiška aplinka. Nežinau, visi augalai tuos spiglius. Nežinau, kaip čia įsikurt tokioj draugiškai aplinkoj. Ada kažkur eiti ieškoti. Nu, turim krūvą apleistų namų šalia. Galim miegot po stogu, jeigu norim. Apleistų pastatų sostinė. Sicilija. Pilna. Nebaigtų statyti. Ar be apleistų. Nu, be kelių karaliai. Šiandien tai fantastiška diena. Visą dieną važiavom po Siciliją, neskaitant tų smulkių nesklandumų dėl remonto. Tai vaizdai faini, aplinka faina, kalnai, žalia, gražu. Važiavom palei jūrą. Susiradom vietą, kur galim statyti palapinės. Nu ir dabar statomės palapinės ir eisim vakarieniauti. Fantastika, ne gyvenimas. Ir tunas. Ir tunas, kaip visada. Ir dar sūrio pelėsinė. Ir sūrio, ir dar čia kažkoks. Ir donelės vietinos. Dar sūrio. Tai mes čia apsivalgysim. Karaliai. Ir dar užpilsim vandenuko. O, bus. Baliu. Nu ir į sveikatą. Bam. Skanaus. Skanau, šiandien šauniai pasidarbavom. Galim šauniai pavalgyti. Jo, gal sriubelė laukia. Sriubelė kaip sriubelė reikia. Toks skanus.